kodėl pradėjau gaminti nestandartinius baldus. Mano senelis buvo amato žmogus, tai visą laiką kažką darydavo. Statydavo, pindavo pintines ir panašius ūkio darbus. Ir aš gana nemažai laiko praleidau su juo ir man jau tada labai patiko meistrauti, ypatingai su medžiu. O pagrindinis lūžio taškas įvyko, kai Anglijoje prieš 15 metų įsidarbinau prabangių minkštų baldų gamykloje The Sofa & Chair Company. Ten mane sužavėjo šis darbas, šis amatas. Jau tada labai aiškiai pamačiau, kad noriu savo gyvenimą sieti su šia veikla. Ir dabar jau beveik 10 metų, kaip turiu savo veiklą Lietuvoje. Du patys svarbiausi dalykai mano veikloje yra žmonės, su kuriais aš dirbu, ir jautrumas ir dėmesys dizainui bei estetikai. Aš esu įsitikinęs, kad turint gerą, profesionalią, mylinčią savo darbą komandą, galima pasiekti labai gerų rezultatų. Ir nors technologijos šiandieninėje gamybos baldų pramonėje ypatingai svarbu, bet vis tik žmonės ir žmonių meistriškumas mūsų veikloje yra pagrindinis faktorius lemiantis sėkmę. Šiandien drąsiai galiu pasigirti, jog esu subūręs tikrai atsidavusią darbui, labai profesionaliai ir ilgametę patirtį turinčią komandą, o tai yra didžiausia vertė, ką gali pasiūlyti verslas. Baldų gamybą galima būtų skirstyti į 4 etapus. Įsigilinimas į kliento poreikius ir konstruktyvinių brėžinių parengimas yra pats pirmas ir ko gero pats svarbiausias etapas baldų gamyboje. Šiame etape mes tiksliai iki pačių menkiausių smulkmenų suprojektuojame ir suderinam su klientu visas detalės. Tokiu būdu mes tarsi parengiame dokumentaciją visam gamybos procesui. Konstruktyviniai brėžiniai tampa dokumentas, pagal kurį vyksta visi kiti gamybos procesai. Šiam darbui skiriu ypatingą dėmesį, nes jei šiame etape atsiranda klaidų, tai ir visi kiti procesai pradeda šlubuoti. Antras etapas yra planavimas, medžiagų bei paslaugų užsakymas. Šiuolaikinėje baldų pramonėje nebėra taip svarbu turėti visus gamybos agregatus po vienu stogu. Svarbiausia yra turėti didelius patikimus partnerius ir gebėti suvaldyti procesus. Todėl šiame procese man padeda 2 labai profesionalūs žmonės, kurie atsakingi už visą projekto įgyvendinimą. Trečiame etape mes gaminame visas sudėtingas detalės ir darome surinkimą. Sudėtingomis detalėmis aš vadinu visas lenktas, medinės, faneruotas ar kitas meistriškumą reikalaujančias detalės. Ten, kur būtina žmogaus akis, tam, kad įvertinti, ar lūkštas gražiai dera, ar sprendimai numatyti brėžiniuose yra tinkami. Šiame etape taip pat ruošiame detalės dažymui. Surinkam visą reikiamą furnitūrą, sukomplektuojam viską, ko reikia baldų montavimui. Ketvirtas etapas yra baldų montavimas. Šis etapas yra ypatingas tuo, kad nesvarbu, kaip gerai padarom brėžinius ar idealiai suvaldom gamybinius procesus, pritrūkus meistriškumo ar darbo kultūros montavimo metu galima labai nesunkiai viską sugadinti. Ir šioje vietoje noriu pasidžiaugti tuo, kad galiu visiškai pasitikėti savo komandą. Mes esame labai lankstus medžiagų pasirinkimui. Dirbam visiškai su visais plokščių tiekėjais veikiančiais Lietuvoje. Dirbam su medžiu, su metalu, darom lenktas detalės, dirbam su egzotiniam faneruotėm, netgi turim pasigaminę egzotinės faneruotės pavyzdukų kolekciją, kas yra labai patogu tiek užsakovams, tiek interjero dizaineriams, nes labai mažai kas turi jau nulakuotus spalvų pavyzdžius, o neturint tokio pavyzdžio ganėtinai sunku numatyti, kokia bus galutinė gaminio spalva. Visi mechanizmai, kuriuos mes montuojame į baldus, yra kruopščiai atrinkti ir mūsų užsakovai gali dėl to visiškai nepergyventi. Ir gali būti ramus, kad į jų baldus bus sudėti tikrai kokybiški ir gražūs mechanizmai. Esu įsitikinęs, tai jog mes atrinkome geriausius sprendimus ir juos naudojame kaip savo standartą, leidžia užsakovams mumis labiau pasitikėti ir taupyti savo tiek mūsų laiką, nesigilinant į tai, koks pavyzdžiui LED profilis bus sumontuotas į spintos vidų. Manau, yra svarbu pasitikėti savo gamintoju.